Daug moterų šiai dienai galbūt dirba ar grožio srityje, arba galbūt netgi nėra priklausomos nuo savęs, o priklausomos nuo darbdavio, ar ne, nuo ryto iki vakaro dirba ir jos bijo, o vat jeigu aš išsiskirsiu, mano to 1500 neužteks nei mano vaikui, nei man ir dar būtų išlaikyti ir dar galbūt dar kažkokiam dalykam. Dėl finansų bijo, vat kaip pas tave buvo, kad sunkiausių laikotarpių, tada, kada tu išsiskyrei, tau padėjo, sakai, finansai, nes tu buvai susitaupęs. Taip. Ir ką tu darysi tais sutaupytais pinigais? Tai jie buvo buto nuomai skirti, pragyvenimui, maistui. Nesakysiu, kad buvo lengva, nes buto nuoma automatiškai vis tiek daugiausiai turbūt atima. Iš kur maistas ir taip toliau. Tai po to, tas karantinas nebuvo toks, kad visus metus tęsėsi. Jisai turėjo pertraukėlių, tai tose pertraukėlėse aš labai daug dirbdavau. Aišku, kadangi Deimantė, mano dukrytė, turi močiutę, turi tėtį, kurie labai intensyviai visada rodo norą būti su ją. Tai šiaip galiu būti dėkinga už tai, nes jie visada sakydavo, jeigu tau reikia, po tų visų, kai nuslūgo skyrybų, tie sunkumai visi, kai jau susitaikymas atėjo, pabūti. Tai padėdavo šiuo klausimu. Plus mano sesuo tuo metu studijavo irgi Vilniuje, dar kita sesuo ir jinai pagyvendavo pas mane. Kartais, eidama į studijas ir tai irgi padėdavo. Šiek tiek tokios pagalbos iš šono turėjai ir tau leido tą pagalbą realiai atsistoti ant kojų, dirbti toliau. Nes aš būčiau galėjusi eiti bet kur, net ir karantino metu dirbti, kad ir į Maksimą, ar ne? Bet mokslai dieninis nuo 8 iki 2, 3, 4 paskaitos, tu turi juose dalyvauti, nes labai griežtai dėstytojas žiūrėdavo ir stebėdavo. Tai arba meti mokslus, bet aš jų nenorėjau mesti, nes aš juos pradėjau studijuoti tada, kai dar nesilaukiu, tada pradėjau lauktis, pasidariau akademinės, išėjau į akademinės ir man buvo tiesiog, aš negaliu nepabaigti, ko aš pradėjau ir aš grįžau su intencija juos pabaigti, tuos mokslus. Tai atrodė, niekas nesustabdys tuo metu užbaigti to, ką aš pradėjau.